Sveiki mano brangiai ir šiandien taro kortų prognozė birželio mėnesiui avinui. Prognozė bus iš 2 dalių, kiekviena dalis po 10 minučių, tai jeigu norėsite pratęsimo, prašome žiūrėti ir sekite ir antrą dalį. Taipogi, kaip visada paminėsiu, kad mano prognozės galite užsakyti svetainėje ask.tarot.lt, ten viskas suskirstyta labai patogiai pagal temas, meilės, sveikatos, darbo, finansų, bendri metų paveikslai, tai yra bendros metinės dėlionės, tai pasirenkate norimą dėlionę, ten aprašyti visi klausimai, įdedate į krepšelį, sumokate ir 3-4 dienų bėgyje aš jums atsiųsiu prognozę video įrašų formatu į WhatsApp ar Viber. Prognozės, asmeninės prognozės kaina 45 eurai. Kas turi kažkokių tai neišspręstų situacijų, kažkokių tai, sakykime taip, tų situacijų, kurios reikalauja personalinės analizės, irgi kreipkitės arba elektroniniu paštu, kuris čia nurodytas, arba per puslapį Ask Tarot Liudmilos tarologinės prognozės Facebook'e, arba rašykite irgi svetainiai elektroniniu paštu. Taip, ir pradedame nuo metų rato taro kaladės. Avinai, kas jūsų laukia birželio mėnesį, kaip prasidės jūsų birželis. Parašykite man bent kažkiek tai procentais, kaip jums prasigrojo gegužė, kiek išsipildė, ten galite tiesiog procentėlį kokį brūkštelti, pavyzdžiui, 5 iš 100 ar ten 8 iš 100 ir man irgi bus bent kažkoks tai grįžtamasis ryšys. Duokite kažkokių tai reakcijų, komentarų, dalinkitės arba video išsaugokite, kad galėtumėte vėliau pasižiūrėti ir mėnesio pabaigoj panagrinėti, ar tie atitikimai ir įvykiai, apie kuriuos aš pasakoju, jums išsipildė. Taip, traukiu kortas birželio mėnuo, avinai, kas laukia. Taip, pirma korta yra Pentaklių karalienė, antra korta yra Lazdų karalienė, vien karalienėm pabirė. Taip, ir trečia korta yra Kvailys. Taip, šitos kaladės nemėgstu, nes jinai labai tokia netipiški paveikslėliai ir smulkiai pavadinimai parašyti. Taip, dabar pradedam nuo Pentaklių karalienės. Pentaklių karalienė tai yra moteris prie pinigų. Tai yra finansinė laisvė, tai yra tuomet, kai moteris aprūpinta, kai moteris pati generuoja pajamas, jinai užsidirba savarankiškai, jinai nuo nieko nepriklauso, jai, sakykime, taip, nereikia rūpintis rytojaus diena, ateitimi, nes viskas gerai su finansais. Viskas gerai, finansai stabilus, viskas tvarkoj, pajamos gali būti netgi didesnės negu vidutinės. Tai va šita korta, jinai sako apie tai, kad jūsų finansinė padėtis turėtų pagerėti birželio mėnesio pradžioje. Galbūt jūs surasite kažkokį papildomą pajamų šaltinį, galbūt vėlgi kažkokia tai moteris jums padės, kadangi iš karto einu prie Lazdų karalienės. Lazdų karalienė tai kaip tik tokia moteris su statusu, moteris organizatorė, moteris lyderė, moteris užimanti aukštas socialinės pareigas. Aukštas, nebūtinai socialinės pareigas, bet aukštas pareigas. Tai gali būti kažkokia tai vadovė, tai gali būti moteris, kuri organizavo savo veiklą, turi savo biznį ir taip toliau. Tai galbūt šita pagalba, šitų pinigų generavimas, pajamų generavimas jums ateis kaip tik iš šitos moters Lazdų karalienės. Lazdų karalienė tai gali būti ugnies stichijos atstovė, tai gali būti avinas, liūtas arba šaulys pagal zodiako ženklą. Tai šita moteris jums kažkiek tai paįtakos tą jūsų finansinės padėties augimą, pagerėjimą, pasiūlymą kažkokį, pagerinti finansinę padėtį ir iš kažkur tai generuoti pajamas. Galbūt papildomas, o galbūt ieškote darbo ir ieškote ir pagrindinio pajamų šaltinio. Taip, ir trečia korta čia yra šitos kaladės, taip, Kvailys. Kvailys tai yra didysis arkanas ir tai yra kaip naujo gyvenimo etapo pradžia. Tai
Tai va čia, jeigu, sakykime, taip jums reikės gerinti savo finansinę padėtį, nu, kaip reikės, visi nori pagerinti, bet kartais kažkas tai ieško to galimybę, o kažkas net neieško ir jam ateina tos galimybės. Tai va čia kaip ir pradėti kažkokį naują etapą, ne? Nes vėlgi, kai jums pasiūlo kažką, tai vėl kažkokį pajamų šaltinį, kažkokią veiklą, iš kurios galima būtų užsidirbti, tai yra tam tikras naujas gyvenimo etapas, nes jūs imatės konkrečių veiksmų, jūs imatės vystyti kažkokią veiklą, kad ir įsitrauksite į kažkokį, ten aš nežinau, tinklinį marketingą, dar kažką, tai dabar jau ten pilna visokiausių galimybių, iš kurių jūs galėsite sugeneruoti papildomas pajamas. Tai čia jums apie tai kortos ir jos patarė jums pabandyti, surizikuoti, kad ir, ką jūs prarastumėte, ne, jeigu ten kažkokio tinklinio marketingo atveju, tai tengi nedidelės investicijos. Bet jeigu jaučiate, kad jūs tai sudomina, jeigu jaučiate, kad, tai gali būti tikrai jums atnešti tas pajamas, reikia išjausti, nereikia ne iš to, kad jūs įkalbinėja kažkas tai, bet reikia tikrai suvokti ir suprasti, o gal aš ir galiu, ir jau kažkokį planą turėti galvoj, kaip jūs galėtumėte tai padaryti. Tai tuomet jums pasiseks. Gerai, aš imu antrą kaladę, svajonių taro ir žiūrim, avinai, kas jūsų laukia toliau, birželis. O aš čia gamtoj filmuoju, tai man čia tiek visokiausių priskrenda gyvų būtybių iš visų pusių, visur viskas niešti. Taip, traukiu kortas avinai, birželis, pirma korta pakaruoklis, antra korta 7 taurės ir trečia korta imperatorienė. Pakaroklis tai yra būtinumas galbūt kažkiek tai pasiaukoti. Tai vėlgi, jeigu jums reikės ir norėsite sugeneruoti tas papildomas pajamas, reikės pasiaukoti. Kaip pasiaukoti? Reikės papildomo laiko. Jeigu reikės papildomo laiko, tai vadinasi, jūs paaukojate kažką tai. Arba savo šeimos laiką, kurį jūs praleisdavote su šeima. Arba ten kažkokį savo asmeninį laiką, kur jūs ten eidavote sportuoti, ar dar, nežinau, kažką tai darydavote savo. Tai va čia yra apie tai, kad reikės surasti laiką, nes kiekviena veikla papildomai reikalauja, žinoma, kad jūs išskirtumėte bent porą valandų per dieną, kad galėtumėte ją vystyti ir pašvesti laiką būtent tos veiklos darimui, kad jinai atneštų tų vadinamų papildomų pajamų. Tai yra apie tam tikrą pasiaukojimą. Tai va, 7 taurės tai yra apie tai, kad turėsite galybę variantų, bet jie gali būti iliuzoriniai. 7 taurės tai visada iliuzijos. Tai yra ta gausa galimybių iliuzorinė, kada jums atrodo, kad jums pasiūlė visas 7 taurės ir kiekvieno iš jų yra po gerybę, bet iš tikrųjų tos gerybės puchti ir viskas, čia kaip iliuzija. Iš tų realiai galimybė bus tik tai viena arba dvi, iš kurių galėsite pasirinkti. Visos kitos, su laiku kaip muilo burbulas sprogs. Tai va čia reikėtų neatitrūkti nuo realybės ir vertinti ir savo galimybės, ir tas, ką jums pasiūlys, tą pasiūlymą įvertinti taip realiai. Atmentant visas nereikalingas iliuzijas. Galbūt reikės kreiptis į kažko irgi pagalbos iš šono, kad jums blaivių protų tas išsprogdintų tas iliuzijas kaip muilo burbalus. Taip, ir korta imperatorienė. Imperatorienė tai moteris tokia solidi, jinai karalienė, imperatorienė, jinai jau ant sosto, jinai ta moteris, kuri pasiekė visko savo pastangomis ir dabar džiaugiasi savo turimą padėtimi, džiaugiasi tuo, ką jinai turi, ką jinai pasiekė šitam gyvenime. Jinai jau gali šiek tiek atsipalaiduoti, ir kažkur tai kažkokias funkcijas perleisti ir kitiems. Taip, žiūriu, laikas artėjo į pabaigą, tai pratęsimas bus antroj daly. Čia taro kortų prognozė birželio mėnesį.
avino ženklui antra dalis. Ir pratęsiam imperatorienė. Imperatorienė tai reiškia kažkokį pakilimą, pagausėjimą kaip finansinį, bet pagausėjimą kaip ir šeimos pagausėjimą. Tai kažkam tai galbūt ateis žinia, mano brangiai, kad neštumas, pastojimas apie šeimos pagausėjimą, o kažkam tai galbūt prasigros būtent tai, apie ką aš šnekėjau pirmoji daly, kad pagausėjimas finansiniai srity, pagausėjimas pajamų. Žinoma, kiekvienam linkiu pagal karmą ir pagal tai, ko patys norite. Taip, imu trečią kaladę, iliuminatų taro ir žiūrime toliau iliuminatų taro, ką jums parodys, mano brangus avinai. Taip, traukiu kortą. Pirma korta 5 taurės. Antra korta, vėl lazdų karalienė. Ir trečia korta saikingumas. Taip, žiūrėkit, šita moteris, lazdų karalienė, tai jinai tikrai kažkaip tai įtakos jūs, mano brangieji, ir bus šalia jūsų birželio mėnesį. Aš jau jums paminėjau, kad lazdų karalienė tai irgi ugnies stichijos atstovė, kaip ir jūs, tai avinas, šaulys arba liūtas pagal zodiako ženklą, tai visada moteris labai tokia charizmatiška, moteris, kuri mėgsta būti dėmesio centre, moteris, kuri, turi kažkokį svorį, žodžio svorį, tai jinai išmintinga, jinai protinga, jinai jau kažko tai pasiekė šitam gyvenime. Tai šita moteris vėlgi, jinai ir pradžioj buvo, pirmoji daly aš pasakojau apie tą lazdų karalienę, jum irgi iškrito ir čia jinai jum vėl. Tai vadinasi, jinai galbūt čia jūsų mama, galbūt čia jūsų kažkokia tai draugė, galbūt čia jūsų ir vadovė, kolegė, kažkas tai, kas jums artimas, kas, su kuo jūs galbūt tarsite savo gyvenimiškų situacijų atžvilgių, jūs norėsite patarimo, jūs galėsite pasidalinti su šitą moterim. Tai paprašyti jos palaikymo, patarimo, galbūt jinai, irgi, kaip aš ir sakiau, paminėjau, kad įtakos jūsų kažkokį naują veiklą, gavimą tos naujos veiklos, kažkokią idėją jums pados. Žodžiu, tai visada mūsų žmonės artimi, aš turiu omenyje artimos aplinkos, nebūtinai pagal giminystės ryšį artimi, ir kurie įtakoja mūsų gyvenimą, žino apie mūsų gyvenimą ir stengiasi kažko tai mums padėti. Jeigu žinoma, mes prašom tos pagalbos ir pasidaliname su jais. Tai čia yra korta dar 5 taurės, o 5 taurės tai kažkokie nepateisinti lūkesčiai. Tai vėlgi galbūt jūs dėsite per didelius lūkesčius į tą savo kažkokią naują veiklą, į tą savo kažkokių tai pinigų, tų pajamų generavimą. Žinoma, mes visi, kai pradedame kažką naujo, tikimės labai daug, esame motyvuoti, užsidegę, jau ten prisisvajoja, kaip pagal tą kortą 7 taurės, ten visokių ten savo iliuzijų prikūrė. Tai kad to nebūtų, reikėtų kažkaip tai biški save stabdyti nuo per daug, svajoti gerai, bet paleisti, kaip aš sakau, tą kažkokią vizualizaciją, svajonę į visatą, bet prie jos neprisirišti ir kiekvieną dieną ten netikrinti, kad ar tai įvyko ar neįvyko, ar buvo taip ar ne, ar aš ten savo priplanavau, kad aš kiekvieną dieną gausiu po tiek ir tiek pajamų ir negaunu. Savęs nepradėti spausti ir negeneruoti tų kažkokių nerimo, negatyvių minčių iškart ir taip toliau. Tuomet ir nebus tokių didelių, kaip pagal šitą kortą 5 taurės, šitų nepateisintų lūkesčių ir nusivylimų. Nes tiesiog turite eiti į tą flow būseną, kur išvien su visata, išvien su lengvumu, taip, jūs turite atlikti numatytus veiksmus, bet neprisirišti, kad, yra taip, ar ne kitaip. Aš turiu šiandien ten, aš nežinau, gauti ten ar parduoti 5 produktus, turiu būtinai, aš čia taip kaip pavyzdė, neprisirišti, nes šiandien jūs galite neparduoti ne vieno, rytoj parduosite 10. Ir tai išsilygins. Tai jeigu nepradėsite, kaip aš sakau, taip stipriai save spausti ir save iš vidaus
įvaryti į kažkokias baimės ir nerimus, tai tuomet viskas bus gerai su lengvumu ir viską gausite lengvai. Taip, nes vat šita korta, saikingumas, jinai būtent apie tai ir šneka. Saikingumas, čia matote kaip angelas sargas, pavaizduotas šitoj kortoj. Tai čia taip ir yra, angelo sargo, globėjo, yra parama iš viršaus, yra, kaip jūs vadinate, kas ką tiki dabar, kūrėjas, dievas, visata, kažkas tai kreipiasi angelus sargus, kažkas tai globėjus, rūpintojus. Tai nesvarbu, kaip jūs pavadinsite, svarbu tiesiog jausti tą prieglobstį, tą pasitikėjimą tom aukščiausiam jėgom ir tuomet, šitą kortą jinai tai ir parodo. Kad jūs taip pajausite, kaip angelo sargo tą pagalbą, sparną ištestą jum. Galite tiesiog, jūs kiekvieną dieną tai matykite ir jauskite. Jeigu pradedate įsiklausyti į ženklus, net mažiausius įvykius, atkreipiate dėmesį, kas kaip, kur jums kas signalizuoja, kur net mažiausiam įvykį ten ėjote, aš nežinau, galėjote koją išnarinti, o ten tiesiog, kažkoks tai įvykis, ir tik tai biški ten suklupote ar dar kažkas tai. Tai čia kaip pavyzdys, kiekvienam tokiam jūs turite įvykį matyti to angelo sargo rūpestį ir pasitikėti, nes šiaip tai šita korta yra pastovumo, stabilumo, tai yra apie tai, kad viskas išsilygins, kad ir bus kažkokių tai nepasitenkinimo, kažkokių tai lūkesčių nepateisintų, kažkokių tai galbūt tokių užstrigimų nedidelių šitam mėnesį birželį, bet viskas išsilygins ir sustabilės. Tai yra korta apie stabilumą ir apie harmoniją vidinę. Taip, ir paskutinę šamų kaladę, raganų taro, ir žiūrim tuomet, ką jum parodys raganaitės. Taip, traukiu kortas. 6 taurės, lazdų karalius ir 3 taurės. Labai geras derinukas, jūsų mėnuo pasibaigs nuostabiai. 6 taurės tai yra apie tokias malonias staigmenas, tai kažkas tai padovanoja gėlių, padovanoja ten, aš nežinau, saldainių dėžutę, padėkoja, pagiria, mažiukus kažkokias staigmenėlės padaro. Čia gali būti ten kaimynai, gali būti draugai, gali būti kolegos, bet kas. Tai yra visi malonūs dalykai, kurie mus pamalonina. Žmogus, kad ir sakau, kolegė atnešė ten iš savo daržo, kažkokių ten svogūnų, šviežių, ten, aš nežinau, kas dabar, kažkokio derliaus, jau malonu. Kažkas tai vėlgi ten kaimynė atėjo, pasidalino kažką, tai jinai turi irgi su jumis, vėl malonu. Mažytės dovanėlės, klientas atėjo, atsilygino, atnešė šokolado ar saldainių dėžutę. Čia yra apie tai. Lazdų karalius, tai gali kažkam tai prasigroti, mano brangieji, kaip irgi meilės srityje malonūs pasiūlymai. Galbūt jums pakvies į pasimatymą, galbūt jums irgi mylimas žmogus, arba tik su tuo, su kuriuo susipažinote ir pradedate susitikinėti, pradės dovanoti ten gėles, kaip aš sakau, saldainius ir visas tas malonus periodas, nes 3 taurės tai irgi, matote, šventės, tai gali būti gimtadieniai, jubiliejai, gali būti pramogos, išvažiavimai į gamtą, visokius piknikus, šašlikus ir taip toliau, barbekių ir visa kita. Čia tuomet, kai arba už stalo stovite, sėdite, atsiprašau, pakeliate taurės, arba, perkeliant prasme, visi pramoginiai renginiai, eventai. Galbūt kažkur tai važiuosite, kažkur dalyvausite, vėlgi sakau, kažkoks laukia didelis įvykis, o galbūt čia jūsų lazdų karalius, irgi jūs prasinešit su juo po restoranus gerus, arba ten, aš nežinau, pro kažkokius tai pro sodybas, spa ir taip toliau per visus tokius pramoginius dalykus. To aš jums ir linkiu, mano brangieji, laikas jau išseko. Kas norėtų asmeninės prognozės, rašykite apačioje mano svetainę ask tarot lt. Sėkmės.